Sveiki visi. Šį kartą atvykau prie va šio įspūdingo ąžuolo. Jį ir noriu jums parodyti, nes šitas ąžuolas yra ypatingas tuo, kad jis šiemet tapo Europos medžiu. Laukių ąžuolas. Štai koks gražuolis. Sveiki atvykę prie Laukių ąžuolo. Kad šis įspūdingas medis džiugintų dar ilgai, labai prašome, tausokite ąžuolą, jis gyvas ir jautrus. Nelipkite ant šaknų ir jų nemindykite. Fotografuokitės iš truputį toliau neliesdami medžio. Ačiū, kad saugote kartu. O, kaip čia gražiai ruošta. Šalimai, suoliukai. Laukių ąžuolas. Kasgi čia dar parašyta prie jo? Rukų kaimo bendruomenės iniciatyva sutvarkyta Jono Buivydo sodyboje augančio Laukių ąžuolo aplinka. Išmatuotas ąžuolas apimtis 5 metrai 10 cm, lajos plotis 28 metrai 35 cm, aukštis 27 metrai. O, štai koksai gražuolis. Lietuvos trispalvė. Ir šių metų Europos medis. Vyko balsavimas ir žmonės iš visos Europos nubalsavo, jog šis ąžuolas yra gražiausias šių metų medis Europoje. O, koks grožis. Kokios akmenys sukrautos gražiai. Tarsi apsauga ąžuolo. Matosi, kad ąžuolas labai mylimas, labai aplinka prižiūrima gražiai. O, kiek kamienų visokiausių. Štai. Dabar vasaros pats vidurys. Lapija labai žalia, graži. Tikrai šaunus Europos metų medis. Ir mes galime pasididžiuoti, kad jis yra Žemaitijoje, Lietuvoje. Dar iš toliau šiek tiek, o koks takutis šaunus prieėjimui padarytas. Ir štai su gražumu. Tai va, trumpai stabtelėjau, užvažiavau, norėjau jums parodyti šį šaunų Europos metų medį, kuriuo mes galime pasididžiuoti. Iki kitų kartų.